Sveiki visi, su jumis Tops Lanes Production. Šiandien aptarsim DJI Mini 2 drono funkciją, kuri vadinasi QuickShot. Tai QuickShot veikia su DJI Fly programėlė. Ką mums duoda pati funkcija, tai dronas atlieka užduotis, kurias mes jam paskiriame. Turbūt esate daug video matę YouTube'ai ir kitose platformose, kai dronas tiesiog tobulai apskrenda kažkokį objektą, tai bažnyčią, pilį ar kalną kokį. Tai visą tai dronas daro pats, mums nereikia jo valdyti, tiesiog pažymim objektą ir jisai visą darbą padaro už mus. Tai 90% tų gražių video, kuriuos matote YouTube'e, tai dažniausiai atlieka pats dronas, ne pats pilotas. Tai turėkite omeny, kad ir jūs galite tokius video išgauti. Nėra čia kažkoks neįmanomas dalykas. Bet žinoma, praktikuokite su dronu patys skraidyti, taip kaip QuickShot programa daro, funkciją atlieka, nes įmanoma taip skristi, įmanoma netgi geriau skristi negu QuickShot funkcija, kai įvaldai droną ir jau jį pradedi jausti. Tai reikia kantrybės ir praktikos. Be šitų dviejų dalykų tikrai nesigaus. Tai aptariam visas tada 5 užduotis, kurias šis dronas gali atlikti, ir gale įdėsiu tokį kaip, nežinau, triuką, tipsą, kaip drono kamerą padaryti iš 110 laipsnių, kad vartytųsi aukštyn žemyn į 130. Tai tada važiuojam su QuickShot ir gale triukas. Tai dabar pasikėlėme droną, dronas yra kažkur čia virš manęs. Išbandysim pirmą funkciją, tai Drone vadinasi. Jinai leidžia, kad dronas nuo manęs tolėja ir kyla. Grynai ta trajektorija, tai matysit viską šiam video. Tai aš dabar žiūriu į droną, paspaudžiam Start. 3, 2, 1 ir važiuoja. Dronas kyla po biškį ir tolsta nuo manęs. Dronas pats nufilmavo, man filmuoti nebereikia. Dronas dabar grįžta. Tai čia yra Drone užduotis dronui skirta ir dronas grįžta į tą pačią vietą. Dabar išmėginsim kitą funkciją, tai Rocket. Tai dronas turi kilti nuo manęs į viršų ir kamerą jisai turi leisti stebėti mane, nes ant QuickShot funkcijos tai drono kamera visada stebi kvadratą. Tai tada startinam Rocky, pasižymėm save ir kylam. Ir galime paslėpti kontrolerį, kad aš be kontrolerio stoviu. Dronas kyla aukštyn, žiūri į mane. Ir tokia ne Drone, o Rocket funkcija. Tai dronas ganėtinai aukštai pakilo. Pinasi liežuvis. Dronas dabar grįžta į savo poziciją, iš kur jisai ir pradėjo šią užduotį vykdyti. Tai tokia Rocket funkcija. Labai dažnai įdomu kokį automobilį ar kažkokį mažesnį objektą staigiai pakelti į viršų. Dabar išbandysim kitą funkciją, tai bus Circle, tai dronas turės apsukti mane ratu. Šita funkcija naudojama kokį pastatą, labai dažnai jei filmuoju kokią sodybą, tai apskrendi, labai palengvina. Gali ir pats, žinoma, kaip minėjau, su praktika gražiau apskristi negu netgi Circle funkcija, užduotis drono. Tai pasižymim vėl save ir
į kurią pusę dar galime pasirinkti, mes norime skristi, tai mes skrisim, nežinau, čia į kairę ar į dešinę dabar. Kaip tu dronai į mane žiūri? Kuri tau dešinė? Ai, tai skrisi man iš dešinės, jeigu iš nugaros, tai galim ir iš nugaros startuot, kad dronas mane apskristų, tai žiūrim, kad medžių aplinkui nebūtų. Nes kuo toliau dronas bus, tuo didesnis atstumas bus, tuo didesnis ratas. Čia priklauso viskas nuo atstumo. Tai žinokit, kad jeigu didelis atstumas, yra daug krūmų, medžių kažkokiu aplinkui, tai atstumą geriau sumažinti, kad tas ratas nebūtų labai didelis. Tai turėkit šitą omeny. Išbandėm trečią funkciją, tai užduotį, tai circle, tai ratu reiškiasi. Taigi išbandysim dabar helix funkciją užduotį. Tai reiškia, dronas skris aplink mane ratu ir sukdamasis dar didins atstumą nuo manęs. Tai radium pasidarysim 10 metrų. Šitą patarčiau naudoti labai šiaip didelioje erdvėje, nes čia yra daug krūmelių, medelių visokių. Tai ganėtinai sudėtinga bus parodyti šitą, bet pabandysiu. Tai tada startinam. Dabar į kurią pusę įsuksis, į tą pusę, tai gerai, toj pusėje kažkiek vietos yra. Ir tada bandom suktis mes. Dronas sukasi, jei ką, greitai home mygtuką, tai reiškia pauzė prie to pačio. Ir dronas jau būtų kabinės eglę. Tai reiškia, kad mums reikia šitą išbandyti ant kažkokio objekto, tai mes paimsim ir išsibandysim ant objekto. Tai mes tuoj kažką pakelsim droną greitai ir rasim kažkokį objektą, su kuriuo būtų galima tai padaryti. Greitai kažkokį surasim. Liepsiu apskristi šitą pastatą ir tegul dronas skrenda. Tiksliau sakant, namą. Nes šitą helixą reikia naudoti platesniai kažkokioj erdvėj, nes čia, sakau, labai daug krūmų, kažkokių medžių, tai patarčiau naudoti plačioj vietoj. Tai dronas dabar apskridinėja, jisai tolėja tolyn nuo namo. Ir dronas privalės grįžti į tą pačią vietą. Nors tikėjausi, kad dronui čia užteks vietos. Ir dronas, kaip matote, gražiai apskrenda ratu objektą be jokių trukdžių, be nieko. Ir grįš į tą pačią vietą. Tai dronas grįžta į savo vietą. Tai mes dabar nuimsim tą jo grįžimą ir grįšim pas save. Labas, dronai. Sveikas sugrįžęs. Taigi dronas buvo išsikrovęs. Neįsikrovęs tikrai. Drono baterija jau prašėsi namo, mes grįžom, pakeitėm ir toliau bandysim savo testavimus. Tai dabar išbandysim bumerang užduotį, tai paskutinė, kuriai irgi reikia vietos, bet aš pabandysiu kažkaip pabandysiu. Bandom savo užduotį.
sukasi, tolėja nuo manęs, kažkiek kyla jau per toli ir per greitai. Tai šitai užduočiai irgi reikia didesnio atstumo, didesnio aukščio. Tai susirasim kažką čia mes dabar arba pakelsim patį droną aukštai ir kažką apsibrėšim ir pabandysim. Ten kažkoks suvažiavimas, tai ten neskrisim, dar truputį pakilsim ir tada šitą paskutinę padarysim vėl su namu, nes bumerangui ir heliksui reikia daugiau vietos, žinokit, nes tiesiog čia yra per mažai, nes jisai nori išsiplėsti, nori tą geresnį efektą išgauti, tai bumerangas turėtų dabar nutolti nuo namo, drono laikas labai greitai senka, po 20-30 sekundžių, nes jam reikia sekti pastatą ir plus aukštai pakilus, mes esam 80-90 metrų aukštyje, tai aukščiau pakilus ten vėjai visai kitokie, tai dėl to baterija ir senka greičiau, kaip ir minėjau, žiūrėkit į vėjus. Tai dronas dabar apsukinėja iš toliau, kaip matot, ir jisai grįžta vėl arčiau pastato. Tai pradėjo iš arčiau, padarė lanką tokį, aš manyčiau, olips čia būtų. Elipsę padarė. Olips, kas čia per žodis. Elipsę padarė. Man jo, čia greičiau elipsinis skridimas negu bumerangas. Ok, tai mes tada parsigrąžinam droną. Ir parodysiu dar, kaip minėjau, triuką. Dabar susigrąžinom droną, dronas yra prieš jūs, tai kaip mato, drono kamera žiūri maždaug tiesiai, tai mes parodysiu tą triuką, kur sakiau, kaip padaryti su dronu, kad kamera žiūrėtų truputį aukščiau, tai 20 laipsnių. Tai mes nueinam į nustatymus, į control ir įjungiam allow upward gimbal rotation, spaudžiam įjungti ir dabar mūsų kamera žiūri daug aukščiau, vos ne į viršų. Tai čia yra kiek be nustatymo, o čia yra su nustatymu, todėl mes galim išgauti va tokį vaizdą, tu aš jums parodysiu, tai mes galim droną žemyn paleisti. Jis žemiau nebenori skristi. Mes galim išgauti tokį vaizdą. Pasižiūrėkit, koks skirtumas. Čia skrendam su standartu. Standartinis vaizdas atrodo štai taip. Mes biškį įsilėksim, įjungsim sportą, kad biškį judesio dronas gautų. Tai čia standartas. Įjungsim Senegal maudą. Tai čia va yra standartinis kameros judėjimas, tai kamera juda štai taip. Vientisai ir mes gražiai lėtai skrendam. Tiek atbuli, tiek į priekį. Dabar kamerą pakelsim į viršų, tai skrendant į priekį, va toks vaizdas gaunasi. Kas yra tikrai mano nuomonė gražesnis vaizdas. Nesimato mums daug žemės, nes jeigu mes paleidžiam žemyn, tai mes jokio nei horizonto nematom, nes čia, va, kaip ir minėjau, standartas. Kam įdomu šitas kameros pavertimas aukščiau. Ir dabar mes visiškai aukštyn pakelsim.
Tai skrendant į priekį mes matom lėtesnį vaizdą ir tokį biškį kaip sinem. Ir dar vienas triukas iš manęs, tai kaip valdo droną, nereikia ten labai maigyti, labai ten iki galo visko, galima ir gražiai skristi, tai nereikia greitai, galima tiesiog atskristi objektą. Tai parodysiu, kad galima tikrai, kaip ir sakiau, be quick shot funkcijos skristi. Šunys kažkodėl pikti, gal ant drono. Tai parodysiu, kaip aš galiu tiesiog turintis praktikos žmogus ir kantrybės, išmokęs tokių dalykų, skristi su dronu be quick shot. Tai važiuojam. Čia nėra nei palėtinta, nei pagreitinta. Taigi mes įgavę praktikos galim be staigių judesių apsukti objektą. Ir tai nėra kažkoks stebuklas. Tai pagausim. Čia buvo geras. Matrica. Ką, baigiam šitą video. Tai apibendrinant pasakysiu. Ką, baigiam, ne? Tai noriu pasakyti vieną dalyką, tai pamatėm, kaip veikia quick shot funkcija. Tikiuosi patiko, kažkiek parodžiau. Tai tą dronį išbandėm, rocket išbandėm, paskui circle, tai šiti paprasti, bet su helix ir boomerang, šiaip boomerang, ten elipsė daugiau gaunasi negu boomerangas. Tai reikia daug vietos, nieko, kad nebūtų aplinkui, tikrai galima apskrist save. Bet, kokiam paplūdimy tikrai ten gal kokio krūmo nebus, ar medžių kokių, tai tikrai gražu, ar kokiuose kalnuose, kur irgi medžiai nelabai auga, jeigu aukštikalnėse, tai įmanoma. Bet čia tokiuose krūmynuose biški man nepavyko, tai atsiprašau dėl šito. Bet aukštai pakilus tikrai funkcija veikia, užduotį dronas atliko, tai ką ir minėjau, tai dauguma tų video, kuriuos matot wow, atlieka nedauguma, 99% atlieka funkciją quick shot, tikrai, nes skristi taip tiksliai, maždaug apskaičiuoti atstumus, čia nėra taip paprasta, sakau, praktika, kantrybė ir jūs taip skrisit, tai dėkui visiems, kad žiūrėjot, susimatysim kitą kartą apžvelgsiu Litchi. Gavau komentarą apie Litchi kažkokią skraidymo programėlę, kuri turi DJI Mini 2 trackingą, tai būtų smalsu išbandyti, tai tikrai pasidomėsiu ir sukursiu video. Tai su jumis buvo Robertas iš Top Lines Production, tai palaikinam, pasubscribinam ir iki kito karto. Beje, ačiū visiems, kas pakomentavot, palaikinot mano paskutinį video apie Mini 2 droną, tai tikrai labai dėkoju, nes tikėjau tokios reakcijos, dar kartą nuoširdžiai dėkoju. Tai iki kito karto ir skraidykit saugiai.